Sveiki. Šiandien aš Jums papasakosiu, kaip pasiruošti pirmajai dresūros pamokai. Jeigu anksčiau nesate ėję į dresūros mokyklą, tikėtina, kad Jums kyla įvairių klausimų ir aš bandysiu juos visus atsakyti. Tai dažnai kyla klausimas, tai kągi man rinktis, ar tai petnešas, ar tai antkakliai. Kai mes mokomės naujų dalykų, tarkim, ypač pavadžio netempimo, tai geriau yra antkaklis, bet jis turėtų būti pakankamai platus, kad per daug neįsirėžtų į kaklą šuniuko. Čia yra bulteriero antkaklis, čia gal net ir 5 cm tikrai platus, tai jeigu turite ten kokį bišuniuką, tai užtenka ten kokių 2 cm pločio, bet kad nebūtų labai siaura juostelė. Ir jeigu planuojate, tarkim, sportuoti ant bėgimo takelių, galbūt planuojate prasibėgti, tai tada gerai būtų, kad ir petnešas turėtumėt, bet geriausia rinktis ne tas, kur juosta yra, taip palei krūtinę, kur riboja judesius ir šuo iš jų beje labai gerai moka išsinerti, bet va štai tokios formos. Tai va. Ir tada pavadėlis. Pavadėlis turi būti ne per trumpas. Tai va, su tokiais dažnai, tokio ilgio ateina šeimininkai pavadėliais ir sprendžia problemą pavadžio netempimą. Tai kaip jums netemps to pavadžio, kai čia yra tik tais 1,5 metro, tai kur tam šuniukui nueiti į šoną trupučiuką pasiuostyti? Aišku, kad pavadis bus visą laiką įtemptas. Pasivaikščiojimams mieste rinkitės maždaug 3 metrų pavadėlius, tai aš mėgstu arba gumuotus, arba biotaninius. Biotaniniai patinka tuo, kad juos labai lengva nuplauti, tai jeigu susitepa tas pavadėlis, tai grįžę namo po dušo srovelė, šnai nuplovėt pavadėlis kaip naujas. Ir žiūrėkit, kad nebūtų per didelis karabinas. Čia jisai dar ganėtinai nedidelis, bet būna pas man kartais ateina koks špiciukas ir su 2-gubai didesniu karabinu. Ir tas karabinas prisegtas ant antkaklio, kuris yra tam 1,5 cm pločio. Tai įsivaizduokit, koks šuniukui yra svoris. Tai visą laiką, jeigu perkat internetu, užklauskit, kokio dydžio karabinas, jeigu ten nesimato, o jeigu parduotuviai, tai gerai apžiūrėkite. Kartais yra geriau pagal užsakymą užsisakyti ten tą pavadėlį, kad jums pagamintų, bet kad jau tikrai būtų tinkamas būtent jūsų šuniui. Vat. Ir jums pamokos metu dar reikės ir žaislo, todėl kad šuniukui reikės nuimti įtampą tarp tų pamokų sesijų ir padės atsipalaiduoti, sustiprinti ryšį tarpusavį ir panašiai. Be žaislo žaislui nelygu. Jeigu jūsų šuniukas yra įpratęs žaisti su kokiu tai ten pliušiniu Mickey Mouse'u ar ten kamuoliuku, tai netiks, nes mums reikia, kad tas žaidimas būtų kontaktinis pamokos metu. Vat, pavyzdžiui, kamuoliukas, kad ir koks jis gražus bebūtų, matot, koks gražus, tai mums pamokos metu netiks, todėl kad mes numesim šuniui tą kamuoliuką ir šuniukas viso gero, netinka toks žaislas. Mums ir labiau tiks toksai su rankena, kad mes galėtumėm su šuniuku pasitampyti ir smagiai tą pertraukėlę išnaudoti. Tų žaislų su rankenomis įvairiausių yra. Čia patinka, kad amortizuojant tą rankeną yra. Tada kailiniai žaislai labai patinka, atsiprašau, čia mano toks pamylėtas tas žaislas neblogai. Tai va, ir toksai irgi su amortizuojančia rankena. Aš pati dar visą laiką turiu pridarius tokių virvelių. Ir su jomis mes irgi žaidžiam, aš šeimininkams padovanoju, nes gaminu lastinukliamilius ir man lieka ten tokių atraižų, kurias anksčiau išmesdavau, paskui galvoju, galima čia pasidaryti visai gerą daiktą. Tai vat, pas mane ateisite, gausite. Tada labai patinka, daugumai šunų labai patinka tokia meškerė, jau jinai savo gyvenime jau tikrai viską labai mačiusi. Aš pirkau kažkur iš Amazonės, man atrodo, bet yra AliExpress, yra apie 10 eurų kainuoja. Tai jinai teleskopinė ir mes galim žaidimą vykdyti palei žemę, judinam, šuniukas gaudom, tą virviuką ir visiems labai smagu.
Tokį pasigamint galite ir patys, net ir selfie sticką galite, jau tikrai niekas tokio daikto nebenaudoja, panaudoti šitam reikalui ir virvę prisirinkti. Va, jums taip pat reikės skaniuko, bet jau tikrai nesineškit va tokio didumo tų skaniukų, nes, nu įsivaizduokit, net ir labradorui sukramtyti tokio dydžio kąsnį yra ką veikti. Tai jūs namuose, jeigu jau nusipirko tokių va skaniukų, pasiemat žirklutes ir susikarpat ir smulkiai. O va tokio dydžio turi būti maždaug skaniukas, jeigu tai yra labradoras, o jeigu tai yra špicas, tai dar ir per pusę. Va, tai skaniukus tokius rinkitės, kurias lengva būtų susmulkinti, nes jeigu bus šitie skaniukai dideli, mes negalėsime labai daug ką nuveikti per tą pamoką, nes mums arba reikės smulkintis tos skaniukus nuolatos, arba laukti, kol jūsų šuo sukramtys. O susirijęs tokias 2 lazdeles, jis jau bus pasisotinęs. Ypač jeigu tai yra mažas arba vidutinio dydžio šuo. Taip, ir tada skaniukų reikia turėti ne vieną rūšį, o kelias. Pasiemat namuose kelius maišiukus ir juos susidedat skirtingų rūšių skanėstų. Dedat iš pradžių įprastą sausą maistą, jeigu šeriate tokiu, paskui jau, nes tai bus mažiausios vertės maistas, mes nuo jo pradėsime, vėliau kai šuniukas jau suvalgys šitus sausiukus arba sakys, kad ne, man jau aš jau šitą nebedirbsiu, aš jau kažką kitą pageidaučiau arba iš vis neatsisakysiu daryti. Tai tada mes pereisim prie didesnės vertės, dar didesnės. Bet pamokos metu jau šiukštu negalima iš tų maišiukų krapštinėti tą maistą, nes apdovanoti šunį jūs galite per maždaug 3 sekundės, nes jeigu bus ilgiau, tai viskas jau to skaniuko ir nebekrapštykit. Arba skanėstinę kažkokią turėkit, arba dresūros diržą, arba tokie būna, juosmens piniginė puikiai tinka skaniukams irgi. Tai vis pamokos metu išsimsite iš pradžių vieną maistą, susibersite, kad nesimaišytų jis tarpusavį, paskui kitą, trečią ir taip po trupučiuką. Gal net ir aukščiausios vertės skaniukų mes ir nepanaudosit tos pačios pamokos metu, bet gal kitai pamokai liks. Tai va, aš dar tokį dresūros diržą turiu labai gražų, čia kažkur Lenkijoje pirkau, nepareklamuosiu, tik pasigirsiu. Bet patogu tas, kad labai gerai galima susidėti ir tuos pačius skaniukus, ir žaislą įsimesti, ir dar, žiūrėkit, dar ir telefonas jūsų tilps. Tai va, tokį tikrai rekomenduoju. Tai va. Ir nešerkite šuns prieš pamoką. Jeigu pamoka yra ryte, pusryčių visai neduodat, jeigu yra vakare, tai žiūrėkit pagal šunį. Jeigu jis yra labai jadrus ir jis žinot, kad neištvers iki vakaro, nevalgęs, bus ir zlus ir nepatenkintas gyvenimu, tai geriau tada duokit pusę porcijos, na ir tada jau laukite tos pamokos. Šuo bus alkanas, tikrai norės dirbti ir pamoka mums bus tikrai sėkminga. Tai va, tai nesvarbu, kokią dresūros mokyklą nuspręsite pasirinkti, greičiausiai, kad visi šie daiktai jums bus reikalingi, o vėliau galbūt papildomas priemonės jums rekomenduos jūsų treneris. Tai sėkmės dresuojant šunį.